Sveikučiai! Tai sveiki sugrįžę į mano kanalą ir labai džiaugiuosi, kad įsijungėt. Ir jeigu jau įsijungėt, tai palaikinkit, pasubscribinkit ir pasidalinkit su draugais. Ir taip pat lauksiu jūsų komentarų, jeigu norit pamatyti kažkokį, tai būtent kažkokį video, kažkas, kas jums aktualu, tai galit drąsiai komentuoti. Tai šiandien mano rubrikoje Full Face of PS Cosmetics. Tai šį kartą turiu produktų irgi tiek, kuriuos esu jau bandžius, tiek, kurių nesu bandžius dar, kurie bus tik visiškai nauji. Tai pradėsim pirmiausia nuo bazės, tai naudoju Smoothing bazę. Šitą man jau yra ne naujiena, jau gal turiu netgi antrą pakuotę, nes naudoju savo, mėgstu naudoti ir pavyzdžiui makiažą savo pamokėlėse rodau. Tai iš tikrųjų labai faina, jinai ir tokia drekinanti, bet to pačiu ir atrodo kaip ir užblurins šiek tiek, tai labai man patinka. Kvapas irgi nėra kažkoks intensyvus, labai skaniai kvepianti, taip gaiviai. Nu va, ir veidas toksai, čia net nežinau, čia reikia pačiupinėti toksai smooth. Net nemoku paaiškinti, toksai labai toksai, toks žodžiu. Taip, tai kita priemonė bus, kurią naudosiu pirmą kartą, tai bus Collagen pudra. Spalva būtų 302N. Esu naudojus lygiai tokie pačiai pakuotėjai, tik tenais yra Full Cover Fluid, tai matysim kaip šitą. Pasižiūrėsim atspalvį, nes šiaip mano veidas ir visada šviesesnis už kūną, tai visada derinu palei kūną. Ok, bus gerai. Aišku, žiūrint taip palei veidą, tai man tamsi ta pudra, bet man visada veidui ir tamsesnė pudra, kadangi aš derinu prie kūno savo veidą, o ne veidą prie kūno. Vai palauk, ne taip. Derinu veidą prie savo kūno, o ne kūną prie veido. Šita pudra turėtų būti tokia, aš kaip įsivaizduoju, neapsunkinanti, drekinanti. Rašo, kad sausai odai tinkama, medium coverage, tai vidutinio maskavimo, žodžiu, drekinanti tokia. Dengiu su kempinėlė. Kadangi daugumą darbuojatės su kempinėlė, manau, tai kad matytumėt rezultatą. Jo, iš tikrųjų, net nepasakyčiau, kad vidutinio maskavimo, tokia netgi pasakyčiau, kad lengvo maskavimo, nes tikrai labai tokia jau lengvutė atrodo ant veido. Šiaip galėtumėt, pavyzdžiui, pakomentuoti, ar jums patinka šita rubrika, kad būtent visas veidas su tam tikra firma. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš kai ieškau ką nors pirkti, bent jau būdavo anksčiau, tarkim, planuoji pirkti kažkokią pudrą ar kažką, tai tu, ta prasme, eini į YouTube ir ieškai, kas yra, pabandęs. Ir pavyzdžiui, jeigu tu planuoji, pavyzdžiui, pamatai nuolaidą didelę vatane kokiam puslapį, kur pardavinėjai PS Cosmetiką. Ir galvoju, ką pirkti, gal kažką išbandyti, gal kažką nusipirkti. Ir tada susirandi tokį video. Ir aš manau, kad patogu. Kaip jūs galvojat, koks jūsų mąstymas. Gerai, šitą pudrą gal šiek tiek man ir per tamsi dabar šiandien, bet aš prasišviesinsiu su maskuokliu, čia viskas ok. Vasarai man bus liuks šits atspalvis. Tik jo, iš tikrųjų labai jau natūraliai dengęs, aš netgi ant žandų norėčiau daugiau pudros, daugiau maskavimo.
Nusklaidysiu savo į kaklą, kadangi esu su tokia aukštesnio kaklo suknelė. Nes dabar aš esu labai baltoj savo stadijoje, aš šiaip nebūnu tokia šviesi, nes man biški saulytės užtenka ir aš jau įdegu, bet dabar nelabai ir tos saulytės, tai nieko, jau atsiras ta saulytė greitai. Laukiam visi to pavasario, tų saulės. Tai va, pasirodau iš arčiau į paakius nejau, ne dėl to dabar taip keistokai gal biški ir atrodau aš su tais čia tokiais ratilais pokiam. Šiaip, taip paprastai žiūrint, vertinant, tai labai tokia lengvutė, viskas okei ties tuo, labai stipriai manęs nesužavėjo, bet gražiai dengęs, gražiai atrodo, labai natūrali, visai nieko, bet ir geresnių, ne? Kita priemonė, kurią ką tik išpakavau ir išbandysiu pirmą kartą, yra Brightening Concealer. Šiaip aš esu bandžius ir šitą PS Run for Cover, tai man žiauriai patiko šits maskuoklis, tai tikiuosi, kad ir šits manęs nenuvils, nes šitą tai aš naudoju tiek darbę, tiek savo, tiek ir pamokėlėse ir viską, tai labai fainas. Gerai, žiūrim atspalvį, bijau, kad nebūtų tamsus. Ai, ne. Dėjau ant rankos ir pas mane spalva būtų 02 ir su ta pačia kempinėlė, bet kita pusė. Va, atspalvis toks. Va, ir aš labai puikiai prasišviesinsiu pudrą. Pasidengiu iš karto ir voką. Aš galvojau, kad šis maskuoklis toks bus kaip tik sunkesnis, bet ansai yra lengvo maskavimo. Rašo, kad po 4 savaičių naudojimo pamatysit 20% pamažėjusių raukšlyčių. Va, prašau, tai čia dar ir toks kaip ir skincare. Nu jo, okei. Kol kas pirms įspūdis neblogas. Labai lengvutė tekstūra, labai patinka. Dažnai būna, kad lengvutis maskuoklis nepaslėp paakių problemų, tarkim, bet šits visai atrodo paslėpia. Kadangi dabar man ta pudra biškiai ir tamsoka, aš su tuo maskuokliu sužaisiu šiek tiek ir prasišviesinsim centrinę veido zoną. Tai šiek tiek nukeliausiu į kaktą, ant nosies, į virš lūpos, ant smakriuko ir dar tuose zonose čia va prasišviesinsiu. Nu, tokį biškį pasidarysim kaip kontūravimą atvirkštinį. Tai dabar prasisklaidau. Pavyzdžiui, aš su maskuokliais nemėgstu taip daryti. Nu, va, to tokio atvirkštinio kontūravimo, prikrauti kažkur maskuokliaus papildomai. Bet šit ant tiek lengvai dengęs, kad net nebijau krauti aš ano. Va, labai patinka, atrodo grinai kaip oda. Nu, ta prasme, nesimato jokios sluoksnio ant viršaus. Ok, šitas man patiko. Žodžiu, namuose kažkada iš seniau turėjau kreminius skaistalus iš PS. Ir ant jo žiauriai skaniai kvap. Belė kaip skaniai kvap. Tai žodžiu, šiandien netyčia įkišau nagą, nes nukrito dangtelis ir nepastebėjau ir įkišau nagą, tai nekreipkite dėmesio. Bet šiaip tokie kreminiai skaistalai
tokia graži persikinė spalva. Žodžiu, atsikabinsiu biškį to skaistalo savo ant rankos, kad sušildyt. Kadangi jis toks kreminis ir tai aš tiesiog mėgstu, kad sušiltų ant rankos ir būtų lengviau išsisklaidyt. Tiesiog su pirščiuku galiu, kad ir sušildyt. Ir užsidėsiu ant šitų zonų. Netgi su pirštu labai fainiai sklaidos. Bet aš nemėgėju dažyti su pirštais. Tai aš apverčiu kempinėlę, kad naudoju dar nenaudotą pusę ir praretušuoju šiek tiek. Graži spalva. Ir tokia gali ir ant lūpų biškį pasidažyti ir į akį šiek tiek įmesti, tokiu, kad būtų harmonija veidą. Gražiai pasidengia. Kad vis negaliu atsižiūrėti, kaip maskuoklis gerai atrodo. Okay. Tai žodžiu, dabar keliausim prie fiksavimo. Tai mano pati top mėgstamiausia priemonė, jau kas mane stebit, tikrai žinot, kad labai mėgstu šitą birę pudrą iš PS. Tai čia būtų Beauty Powder. Žiauriai faina. Turi savi šiek tiek tokios smulkaus švitėjimo. Tai labai fainiai, nes tiek tos raukšlytės paslėp kažkokias minimalis, tiek labai gaiviai atrodo oda, nepadaro tokios, neapkrauntos odos, nepadaro tokios negyvos odos. Tai man žiauriai patinka. Bet mačiau, žodžiu, rekomendacijų, kad šitą kompaktinę pudrą irgi labai faina. Ir aš pagalvojau, kad kaip tik darydama šitą video, man bus, kaip sakau, tam progai išbandyti. Tai čia turim spalvą 2C. Tai pasiemu šitą kompaktinę pudrą ir aš dažnai šiaip mėgstu naudoti pufą. Tokį pufą mėgstu naudoti dažnai. Tai aš manau, kad pamėginsiu ir taip, kad tiesiog žinočiau, kaip atrodo geriau. Ok, tai dabar pradėsiu nuo žandikaulio srities, gal kad netyčia neužsivaryčiau per stipriai čia kažkaip. Tai pasiemu tokį šepetėlį ir fiksuoju. Ok, galiu drąsiai varyti, bet dabar pasiimsiu pufą ant kitos pusės ir lygiai tą patį čia pasidarysiu. Okay. Kaip ir normalu, kad su pufu iš karto duoti didesnį maskavimą. Tai jeigu norit lengvumą išgauti, naudojat šepetėlį, jeigu norim biškį pasimaskuoti, naudojam pufą. Tai vienoj pusėje aš pasidarysiu su šepetėliu šitai, o šitai pusėje su pufu. Žinokit, jinai irgi savį turi tokio smulkaus blizgučio. Labai minimalaus, bet turi savį šiek tiek. Tai ką, dabar turim veido ir akių paletę. Tai būtent pasiėmiau tokią priemonę, kad nereikėtų atskirai šešėlių, atskirai veido palečių ir taip toliau. Tai išėmu šviežį. Šitos dar aš nebandžiau irgi. Atrodo, šitaip, palei viską čia šešėliai, o čia veido kontūravimai. Tai dabar žiūrėsim, ar man patinka, ar man nepatinka, nes aš jau matau, kad šits highlighteris yra labai į geltonumą. Tai man atrodo, šiek tiek bus... Kiek aš galiu čiaudėti per tos video. Esu bandžius ir porą kitų priemonių iš PS, tai būtų veido paletė, atrodo šitaip. Tai aš galėsiu palyginti, kuri man daugiau prie širdies, bet kol kas taip žiūrint ir lyginant. Tai viršutinė šiltesnė, apatinė šaltesnė. Toliau turiu ir porą palečių šešėlių. Tai turiu tokią paletę iš PS.
ir turi tokią 4 spalvų. Tai aš gal prilyginčiau tai 4 spalvų kažkas panašesnio, nu aišku, skirtingos spalvos, bet esmė ta, kad vat šviesenė spalva, tokia blizgi tamsesnė, vidutinė tokia kaip pereinamoji spalva ir jau tamsesnė ruda. Tai tą, ką esu bandžius, aš šiandien nebandysiu, bet galėsiu palyginti tiesiog, kaip pajusiu, kaip ta paletė man darbuojas. Tai pirmiausia, gal pradėsiu nuo skaistalo. Ir užlipsiu ant šito skaistalo ir šiek tiek įvesiu savo ir į akis. Šiaip, vat skaistalo, tai labai faina spalva. Aš jeigu lyginčiau su ta kita paletė, tai man šitų gal labiau. Bet Anatur savy auksinio blizgučio, man atrodo. Jo, Anatur savy auksinio blizgučio, tai čia toksai... Aš nesu labai mėgėjas skaistalų blizgių. Šitoj paletėj yra matinė, visiškai matiniai skaistalai. Tai pavyzdžiui, jeigu man reiktų rinktis, aš greičiausiai rinkčiaus ten tą kitą. Nors šitą spalvą žiauriai graži, bet savy turto tokio auksinio, va matot, atsispindi toks auksinis atsispindėjimas ir man gal biškio nepatinktas, bet ten tą matinę rinkčiaus. Bet kad tokia spalva būtų matinė, tai būtų va. Gal ir tur kažkokia kita priemonė, aš nežinau. Tai keliaujam prie kontūravimo. Pripažinsiu, kad šitą kontūravimo paletę man labai patinka būtent ta rudoji spalva, nes nėra nei per šilta, nei per šalta, nu tokia neutrali labai. O šitą vadinas būtent warmth. Tai galbūt, kad bus šilta, bet pamatysim. Ta prasme, tas šiltums galbūt šioks toks, svarbu, kad nebūtų per daug. Ir jo, aš viską dengiu su vienu šepetėliu, bet aišku, prieš tai pasivalau į rankšluostį. Dengiu būtent su vienu šepetėliu todėl, kad noriu parodyti, kad nebūtina savo makiažui, ta prasme, ten naudoti labai daug tų šepetėlių. Bet aišku, kas liečia darbus su klientais, tai jau ir kita kalba, bet aš būtent kalbu dabar apie makiažą savo. Taip pat ir į akis šiek tiek nuimu. Nieko neformuoju, nieko nedarau, tiesiog tokį praeinu kaip šešėlį, kad būtų harmonija bendram visam vaizdą, žodžiu. Šiaip visai faina. Tas toks daugiau, sakyčiau, bronzeris, bet, nu, tai čia tas ir yra, nu, ta prasme, čia aiškiai parašyta. Su šilts atspalvis, bet nėra per daug šilts, va tas man patiko visai, tai šito man patiko, va šita priemonė man patiko. Dabar žiūrėsim highlighterį, nes aš jau taip skeptiška labai į tą highlighterį, tai matysim. Ok, pirmiausia, kad nešaut tiesiai ant veido, aš užsidėsiu po antakių. Šiaip labai gražiai blizga. Nėra toks, kad apkrautų žiauriai odą ir atrodytų ten kažkaip negražiai. Šiaip gal kai užsidėjo ant odos ir neatrodo toksai geltons, nes čia dar vat į priekius akių įsivesiu, bet aišku, jeigu pavyzdžiui esat visiškai ten, tarkim, porcelianinės odos, ta prasme labai šviesi, tai jums šita paletė tiesiog bus per šilta. Tiek skaistalai, tiek vat highlighteris. Nu gerai, dedam.
Ai, nu gražiai atrodo šiaip. Pasirodo iš arti. Dabar palyginimui dedu čia highlighterį. Šitą iš tos naujos paletės, va, taip spint. Ir čia uždėsiu iš tos praeitos paletės. Tai va, galit palyginti, ant kiek skiriasi atspalviai. Šits irgi, ta prasme, nėra iš šaltumo ten ar kažką, bet ir šviesesnis. Tai daugiau galbūt tinkams. Daugiau žmonių pritaikytų prie savęs šitą atspalvį. Tai va, šitą paletę, sakyčiau, gal daugiau tokiam, vat, jau įdegusiai odai. Dabar keliausim prie šešėlių, kadangi jau esam su šitą paletę. Tai pasidarysiu basic techniką, nieko ten ypatingo, nieko sudėtingo. Tiesiog basic technika, kurią galbūt jūs, pavyzdžiui, nenorėtumėt, tiesiog pasidažyti pačios, tai dėl to ir rodysiu paprastai ir aiškiai. Tai pasiemu šitą spalvą su puriu šepetėliu. Ne, gal tas biškį per purus man šepetėlius. Tai va, pasiemu šitą antrą spalvą. Ir įstatau į savo lanką ir pradedu sklaidyti. Spalva tokia, sakyčiau, į ružavumą. Čia biškį ir į apačią nueisiu su siauresniu šepetėliu. Ok, tai pavyzdžiui, jeigu norėtus kasdienai, tokio grinai rudo atspalvio, tokio, tai reikėtų naudoti akims irgi šitą spalvą, nes šitą jau tokia, sakyčiau, su spalva tokia jau. Tai su to pačiu smulkiu šepetėliu, kurie jau į apačią, pasiimsiu tą tamsėją spalvą ir įvesiu į išorinį kampą. Šiaip pigmentuotos spalvos, gražiai retušuojas, nebyra. Tikrai nebloga paletė. Žodžiu, priiminėsiu klientą su full make-up. Iš manęs nieko naujo, kaip sakant. Va, dabar pasiimsim šitą blizgę spalvą su pirštu. Ir kadangi jinai gan tamsi ir tai aš taip dėsiu. Ai, nėra tokia tamsi, kaip atrodo. Ok, dedam ant centro. Man realybėje tai labai gražiai atrodo, bet aš bijau, kad per kamerą aš atrodo kažkaip tamsiau negu realybėje. Dabar, kai įsidėjau su pirščiuku, pasiimsiu švarų tiesiog va tą šepetėlį, kur naudojau prieš tai pradžiai ir biškį prasklaidysiu tą blizgę spalvą labai minimaliai, kad nebūtų jokių aštrių linijų. Va tą baltą spalvą, jinai turi savį irgi šiek tiek blizgėjimo, bet tokia daugiau į matinę. Ir įvesiu va čia savo į priekį. Ir prijungiu prie tos blizgės spalvos. Čia ir basic visiškai technika, nieko sudėtingo. Tai tikrai bet kas galit savo atlikti tokį makiažą akių. Ir šiek tiek įvesiu čia vat čia vadėjom highlighterį, ne? Tai tiesiog prijungsiu čia vat su tą baltą spalvą. Prijungsiu highlighterį su rudo atspalviu, kurį dėjau papačią. Man tai visai gražu. Va, kad būtų pudra vienu tonu, biškį šviesesnė būtų šis labai gerai, bet kadangi vasara artėja, tai aš net nepergyvenu, kadangi man tikrai ta spalva tiks. Nes man ir prieš tai naudojau, kaip ir minėjau, kur naudojau Full Cover Fluid, tai turėjau 1,5 numeriuką, tai man visada tobulai tiko, bet dabar, kai čia kažkada prieš porą dienų pasidažiau, biškį buvo irgi tamsoka man, kad pasidaryti tokią biškį ryškesnę pačią akį, panaudosim pieštuką rudą iš PES. Tikrai ne pirmą kartą naudoju ir ne paskutinį ir man žiauriai patinka.
Tai dabar tiesiog tarp blakstienų įsivesiu tiek viršui. Grinai taip vat su pieštuku tarp blakstienų ir į gleivinę šiek tiek įsivesiu. Šiaip labai fainas pieštukas, man patinka ta spalva, tokia dark chocolate. Ir netgi, pavyzdžiui, kasdienai, jeigu nesidarot jokio šešėliavimo, nieko, galit va taip praeiti pro blakstienų liniją, užsidėti tušą ir jums atrodys ir blakstienas vešlesnis, ir akis ryškesnė, ir nereiks kažkokio ten sunkaus sudėtingo akių makiažo. Įvesiu ir į apatinę gleivinę, lai būna ryškiau. Va iš karto kaip pareiškiai pats akies žvilgsnis. Ir tokiu būdu iš tikrųjų pareiškinat ir savo akių spalvą. Va pasireiškinau akis ir dabar šiek tiek pasidarysiu kaip eyelinerį biškį, kad prailginti tiesiog akis. Nu va kokia ponička. Dabar turiu du tušus. Vienas yra mano mėgstamas, tai yra Eyegasm. Ir kitas yra naujas The Wave. Nu, nežinau ar naujas, bet tiesiog man naujas. Tai tik tai čia ištepiau su šešėliais ar pieštuku, nežinau. Tai pagalvojau, kad užsitepsiu ant vienos pusės vieną ir ant kitos kitą. Tai dabar ant šitos akies užsidėsiu pas Eyegasm. Tik man jau ant biškį eina pabaiga, bet dar, manau, pakankamai atliks savo darbą. Va, šitas tušas man labai patinka. Gražiai atskir blakstienas, neprikraunu. Neblogai prailgim. Su tušu dažau būtent taip į viršų, kad noriu atverti akį, ne? Jeigu norėčiau prailginti, susiaurinti akį, tai tada eičiau link kairės pusės, ne? Nu, čia kairė akis, tai link kairės pusės. Bet ta prasme turiu omeny, kad link išorinės pusės eičiau tada. O dabar aš taip kylu specialiai į viršų, nes aš noriu atverti akį. Nu va, toks skirtumas. Čia buvo pusė Eyegasm. Kad nesimaišytumėm, šitą pusę, šitas tušas. Dabar keliauju į kitą pusę su šito. Šepetėlis skirias, nes šitas toks lenkts, o ten tas buvo visiškai tiesus. Tai dabar net nežinau, pasidažysiu su ta trumpąja pusė ir tada apsuksiu su ilgąja. Irgi labai gražiai atskiru. Lygiai taip pat užsidedu ir antrą sluoksnį, kad būtų tolygiai su kitu. Šiek tiek pasukinėju, tai su to pusė, realiai tikrai neįsivaizduoju, su kuria geriau dažyti. Čia gal grinai, jeigu pabandyčiau vieną akį su ta pusė, kitą su ta, gal labiau suprasčiau. Šiaip išskirstę daugiau gal tas šepetėlis toj aky. Tai va, šitą akį su šito. Šiaip man abidvi patinka, nežinau, jūs įvertinkit, kaip jūsų nuomonė, kuri gražiau akis atrodo. Tai va, komentuojam, kuri pusė jums gražiau. Komentuokit, violetinė širdutė arba geltona. Antakiam turiu netgi dvi priemonės, tai būtų pomada ir pieštukas. Tai pieštuko spalva būtų soft brown. Šiaip nežinau, ar man tiks, nes aš niekad neperku soft brown, aš vis laik perku dažniausiai brown arba dark brown, bet, nu, matysim. Ir čia būtų 01 numeriukas. Taip, tai visų pirma pasiimsiu pomadą ir tiesiog noriu pasižiūrėti spalvą. Kažkada labai seniai, prieš kokius, nežinau, 5-6 metus gal,
buvau nusipirkus irgi šitą pomadą, bet man nelabai patiko, nes buvo iškart tik atidariau, buvo žiauriai kieta ir jau turėjau skiest, kad galėčiau panaudoti. Bet šį kartą, kaip matau, kad viskas ok, spalva va tokia. Tokia faina, ne per šilta antakiams ir ne galbūt šilts atspalvis, nes atrodys negražiai, nenatūraliai. O pieštuks, aš swatchinu, tai žiauriai gerai. O pieštuks va toks. Pieštuko šiltesnė šiek tiek spalva negu gelio, bet pabandysim ir tą ir tą. Pasiryškinsim. Labai nenoriu užstoti jums, ką darau. Visada pirmiausia pasiryškinu apačią, o tada keliauju į viršų. Tada šiek tiek prasišukuoju ir toliau tada ryškinu, kur man trūksta. Spalva atrodo, tu kaip iš karto žiūrėkite, neskirias. Atrodo, pas mane pakankamai ryškus antakiai, bet vis tiek šiek tiek pasiryškini ir priduotų tokio efekto. Ryškinamės su pieštuku. Šiaip pieštuks makiažui sau gal ir labiau patogiau, kadangi tu tiesiog atsisukai, pasipiešiai, ta prasme atsidarai, nusipiešiai ir uždarai. O su pomada jau tu turi turėti šepetėlį šalia. Gerą šepetėlį, siaurą, kad nebūtų kažkoks, per storas, nepatogus. Jo, šiek tiek šits antakis, aišku, šaltesnis, šits šiltesnis, bet čia logiška, nes skiriasi produktai. Bet šiaip, pavyzdžiui, realybėj žiūrint, labai ten akivaizdžiai nesimato, taip kad ten matytus iš karto, oi čia skirtingi atspalviai, bet nesimato tikrai. Šiek tiek su pieštuku dar greitai praeisiu per savo tą kitą antakį, tiesiog, kad biškelį įnešti šilumos. Ir dabar labai norėjau išbandyti antakių gelį, antakių muiliuką. Toks antiek permatoms, kad atrodo, kad tuščia. Einu savo. Bet šits muiliuks, kas man patinka, Ansinger muiliuks, ir kaip gelis, ta prasme, nereik nei šlapinti, nei kažką. Tai kaip ir ne muiliuks. Ok, ir dabar šukuojuos. Ok, šito nesitikėjau. Bet žinokit, kaip gerai priguldo. Jeigu ir gerai užsifiksuoji ir gerai laikos, tai čia pasaka. Nes labai ir patogu naudoti. Ir mano, pavyzdžiui, antakiai tikrai nėra paklusnus, ypatingai priekiai. Aišku, jeigu noris grinai laminavimo efekto, tai reiktų daryti prieš pudrą, kad tiesiog nenuvalytum pudros. Nes aš dabar ir ryškinau ir viską, tai bijau iškelti, labai prispausti prie odos, kadangi bijau ištepti viską. Nesiryškinau antakį. Bet šiaip suguldė tikrai neblogai, makiažo gale pasakysiu, koks jausmas, nes kol kas atrodo, kad turėtų tvirtai laikyti. Geras, nesitikėjau, nes galvau, kad bus tas, įprastas toksai muiliuks, kur man nepatinka, bet šit man patiko. Nice. Tai lūpom labai norėjau išbandyti The Kiss Lips. Tai turiu tiek pieštuką, tiek lūpdažį. Lūpdažis matinis, pieštuks irgi matinis, faktas. Žiauriai įpakavimas gerulis buvo toks grinai raudonas, tik tas turiu parodyti, nes norėjau išbandyti anksčiau negu filmavau video, kadangi norėjau pasižiūrėti, koks išsilaikyms, kad galėčiau kažką pakomentuoti jums filmuojant.
Tai pas mane spalva pieštuko yra numeris 3, tokia rožinė spalva. Visada pirmiausia pasidarau kontūrą. Aišku, aš labai keistai jaučiuosi su tokiam rūžavom barbiškom lūpom, kadangi aš labai dažnai mėgstu tokias į rudumą daugiau, arba tokias ombre iš rudos į rūžavą. Pildysiu visą lūpą, visas lūpas, visą lūpą. Nu va, vien tik su pieštuko atrodo taip visiškai matinės lūpos. Šiaip graži spalva labai. Tik aš tokia jaučiuosi nesava, nes tokia barbiška. Turiu irgi 3 numerį lūpdažio. Ir su lūpdažiu kaip skaniai kvepia. Iš tikrųjų nežinau dar, ar šitas lūpdažis laikos geriau su pieštuku po apačia, ar, ta prasme, kai pilnai padengia lūpas, ar be pieštuko. Tai tą reikėtų iš tikrųjų ištestuoti, nes kartais būna lūpdažiai laikos geriau su pieštuku, kartais būna laikos geriau be pieštuko. Tai dabar palauksiu visiškai, kol kol uždžius man. Nu va, atrodo uždžiuvo. Tai antakiai tokie užsifiksavo, jaučias, kad tokie yra, užfiksuoti kietesni, bet nėra per daug kieti, kad ten negalėtum nieko padaryti, bet šiaip iš vietos neturėtų pajudėti tikrai visą dieną. Aš taip manau iš šito jausmo. O lūpos va, visiškai matinės ir dabar galėsim išbandyti, ar atsispaudžia. Tai va, švari ranką. Labai minimaliai yra. Bet čia, manau, tas gal pirminis toks sluoksnis nusiėmė. Tai pamėginsim dar kartelį. Valau vėl šviežiai ranką ir vėl pabandom. Dabar mažiau. Ir 3 kartą pabandysim. Vėl švari ranką ir va, čia tik tais per lūpos vatavą sujungiama. Šiek tiek, bet čia, manau, pataisoma. Švari ranką ir pabandom dar. Žiauriai minimaliai, bet realiai nepalieka. Tai kai aš išbandinėjau tą lūpdažį, aš buvau žodžių vietoj, kur reikėjo valgyti ir gerti ir panašiai. Tai realiai laikės labai gerai, tik tais jau faktas, kai tu pavalgai, ten valgai kažką riebalus galbūt ir panašiai, tai nereik norėti, kad nenusivalytų, nes visi lūpdažiai valos nuo riebalų. Ten nežinau, koks turėtų būti žiauriai stiprus, kad nesivalytų, nes riebals yra riebals, nes ir miceliniai aliejai yra tam, kad nusivalyti atsparius vandeniui dažus, tai logiška. Tai va, tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad išsilaikins labai geras, ant lūpų irgi jaučias gerai, nėra taip, kad ten jaustus, kad norėtų traukti lūpas ar kažkoks džiovinimo labai stiprus jausmus, kad būtų, tai tikrai taip nėra. Bet, žodžiu, jeigu esat matinių lūpdažių gerbėjais, tai jums patiks, bet jeigu ne, tai nepatiks tiesiog. Nes, pavyzdžiui, aš paskutiniu metu labai mėgstu tas blizgės tokias lūpas. Tai aš dabar jau norėčiau užsidėti kažkokį blizgį ant viršaus, vien dėl to, nes man patinka švytinčios lūpos. Man patinka tiesiog tas efektas, tas rezultatas. Tai va, tai aš greičiausiai dabar eisiu ir užsidėsiu kokį nors blizgį ant viršaus. O kadangi iš PS neturiu, tai
tai dėja nesidėsiu iš PS. Nors dabar galvoju, turiu. Ir žiauriai gerą turiu, netgi kišeniai nešiojas. Einu savo kaip džiaugiuosi, kad atsiminiau. Taigi turiu va tą nuostabų savo mėgstamą blizgį. Čia būtent mano naudojimo. Spalva yra 02 Glow Rose. Ir užsidėsiu ant viršaus. Bele kaip geras. Jis yra šiek tiek toksai į niūdinę spalvą daugiau, į rudumą, bet gerai susižiūrės, eik savo. Ir man kas patinka, kad jis irgi nėra toks, kad liptų, nelimp ir labai maloniai jaučiasi ant lūpų. Ir dėl to aš ir turėjau tiesiog kišeniai, nes man patinka karts nuo karto tiesiog užsitepti. Kai jūs žinotumėt, kaip aš džiaugiuosi, kad aš atsiminiau, kad turiu šitą, o aš ant tiek pratus prieno, kad net užmiršau kokią firmą. Mano pilnas makiažas toks, tikiuosi jums patiko, buvo naudinga. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad išbuvot iki galo. Labai lauksiu jūsų palaikymo, nes iš tikrųjų, žinau, kad YouTube žiūrėt galbūt sunku, galbūt ne visi žiūri, daugiau visi tus rilsiukus praskrolint, bet vis tiek. Aš atiduodu savęs į šios video dėl jūsų, dėl to, kad jums būtų įdomu, kad jums būtų aktualu. Tai dėl to pakomentuokit, palaikykit, nes tikrai tos motivacijos reikia, norint kurti turinį toliau. Ir ačiū dar kartelį, kas išbuvot. Ir iki kitų video. Bye!